Šiais metais priėmėm į 5 studijų programas, priėmėm virš 100 studentų. Pirmi galbūt tokios kaip ir naujovės, tai yra pasikeitimas studentais, tai yra atvykstančių studentų iš užsienio į kolegiją ir iš kolegijos išvažiuojančių pagal Erasmus Plus programą ir taip pat ir dėstytojų. Tai čia yra labai džiugu. Dar tokių naujovių, tai kad pati kolegija vėlgi pačias bazės turimas atnaujina. Tai mes turime ir Bitininkų gatvėje Šimkaus sodybą, kuri jau visiškai, sakykime, įgaus kitą atspalvį, ir pačios kolegijos patalpos pagrindinės Jablonskio gatvėje taip pat yra atremontuotos ir paruoštos studijoms. Šiandien dieną iš tikrųjų, kai nebūtų keista, daugiausia studentų surinkom į grožio terapiją, išskirtinė unikali ir ortopedijos technologijos studijų programa. Taip pat nauja studijų programa svetingumo vadybos. Į šitą programą vėlgi nemažai žmonių, o visas kitas studijų programas, kaip ir pernai, lygiai toks pats skaičius, tokio kažkokio labai didelio suinteresuotumo arba, sakykime, sumažėjimo stojančių tikrai mes nepajautume. Išskirtinumas vienareikšmiškai yra tai, kad tai yra katalikiška, kad mes laikome Šventojo Ignaco paradigmos. Tai jau tai, sakykime, rodo, kad mes esame išskirtiniai. Ir kitas dalykas, mes esame pakankamai jauna ir maža kolegija, kas leidžia mums labai greitai keistis, augti ir, sakykime, kartu su jaunais žmonėmis, tai yra tais pačiais studentais, kurti pačią kolegiją. Tai kada studentai yra, sakykime, patys dalyviai, o ne stebėtojai, jie automatiškai labai suinteresuoti, užsidegę ir atliepia visus lūkesčius, sakykime, kuriuos formuluoja šis laikmetis. Tiek studentams, tiek dėstytojams, tiek administracijai, tiek visiems žmonėms, kurie, sakykime, studijuoja arba mokosi, norėčiau palinkėti atkaklumo, užsispyrimo, atradimo, sakykime, savo tikslo ir įgyvendinimo užsibrėžtų uždavinių.